Kauno Omega United. Jis susitinka su turnyrinės lentelės kaimynais iš, na, galima sakyti, iš tolimųjų Gargždų. Tukai, na, šiandieną Kauno ekipoje nei startinėme penkeri yra tokia, na, toks pirmasis galbūt tramplinas į didesnį krepšinį jauniems žaidėjams. Na, ir pirmajame kėlinyje kol kas Gargždiškių puolimas stringa. Tik 4 taškai per 6,5 minutės. 115 kg vidurio puolėjas. Na, tikrai yra rimta jėga. Po pražanga bus baudžiama 2 baudų metimais. Šliogeris aktyviai kol kas žaidžia Šliogeris, tačiau ne viskas jam. Dar vienas Šliogerio metimas netaiklus ir kol kas tikrai labai, kaip ir minėjau, aktyvus, tačiau Gargždiškių atakai. Šliogeris iš toli, galbūt dabar pagaliau pavyks RKL A divizione. Čia paskutinė ataka skirto laiko sekundę ir iš karto tenka gintis. Dabar šansas Gargždiškiams, Viršilas iš toli. Čia pavyksta kauniečiams nusiimti kamuolį. Kavaliauskas Žioba puikiai randa Lokšą, na tiesiog gavosi iš ganėtinai sudėtingos situacijos. O čia dar vienas vidutinio nuotolio. O čia visko vienas, atrodė, bandys atlikti. Tai yra tik trečioji Kauno ekipos pražanga. O ir toliau. Na, Gargždiškiai ir toliau. Labai netaikliai meta baudos metimus. 18, dabar jau jie neatrodo taip baisiai. Vienu metu buvo, atsiranda Kavaliauskas, šis greitų pirmuoju žingsniu ir puikiai suklaidina jis. Maželis iš labai toli. Būda Lukšas stato jam užtvarą. Čia jau spėja prie būdos prišokti Maželis, labai sudėtinga. Nors kol kas Omegas krepšininkai pirmauja labai užtikrintai. O jau mano minėtasis Giedrius Būda. Tiek ir vienoje komandoje, tiek ir kitoje netrūksta. Gedminas visiškai laisvas iš tritaškio atakuoja, tačiau netaikliai. Tautvydas Žioba, dabar jo Jonelis. Iš vidutinio nuotolio tai daro taikliai, sakykime, tokiose rungtynėse su Vilniaus Citus ekipa tame antrajame etape, o tuo tarpu 6 vietoje likė Kauno Omegas United čempionate ir, na, jau Gargždų komanda turi šansą toliau tęsti ataką, na, daug metimų, tačiau visi jie netaiklus, o po to perima kamuolį Kavaliauskas ir deda iš viršaus, puikiai kyla. Kavaliauskas buvo su kamuoliu, dabar jau Petrulis po krepšių 1-1, puikiai įveikė savo taškų pranašumas. Na ir panašu, kad pergalė kauniečių, na, ypatingai netrūksta dar labiau ir antrojoje šių rungtynių pusėje, o dabar puikiai iki 4 kėlinio pabaigos. Iš toli atakuoja Tadas Maželis. 79-64 pergalę iškovoja Kauno rajono Omega United krepšininkai.